Sveiki, šiandien aš esu nenustatytoj vietoj Anspach bulvare, Briuselėje, sėdžiu, džiaugiuosi saulę, pavasariu. Reiškia, nuteisė celofaną, jam skiria dabar 1 metų laisvės atėmimą su atidėjimu. Faktiškai jis neįs į kalėjimą. Bet prokuroras, kaip aš suprantu, apskundė ir nori, kad jis eitų į kalėjimą už tai, kad įžeidė Raskevičių, pavadindamas jį gėjumi. Aš taip suprantu, kad norėjo ištart žodį pederastas arba pideras, celofanas, bet neištarė iki galo. Pasakė pider, o po to sustabdė ir pasakė gėjus. Tai gerai, tai vadinas iš pasąmonės. Norėjo įžeis, bet laikų apsigalvojo ir labai gerai pasibaigė, reiškia neįžeidė. Dienai po to celofanas, kaip aš suprantu, kaip prašo ir LRT, sako, kad Raskevičius negali šnekėti dėl to, kad užimta burna. Galimai paėmė į burną kietą daiktą. Tai, karočiui įsižeidė Raskevičius dėl šitų žodžių. Suprantat, aš sakiau celofanui, kad prieš homoseksualistą laimėti bylą labai sunku. Aš, pavyzdžiui, labai nemėgstu Raskevičiaus, aš dažnai vadinu jį šlykštynę, bet aš ne dėl to, kad jis gėjus. Aš taip jį vadinu dėl to, kad jis yra nacis. Dėl to, kad jis buvo Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas ir, pavyzdžiui, kai ten buvo svarstomas klausimas dėl fašistų garbinimo Lietuvoje, dėl Jono Noreikos, kuris, pavyzdžiui, sušaudė 11 000 žydų. Suprantat, Raskevičius rėmė fašistus, jis rėmė neonacius, jis rėmė žydų genocidą. Tai todėl aš jį vadinu šlykštynę ir už šitą aš esu labai atviras bet kokiam teismui, man pohui. O už tai, kad jis gėjus ir čiulpia penį ir jis įsižeidė, čia sunku laimėti. Bet ką aš noriu pasakyti, už įžeidimą Jungtinių tautų organizacija uždraudė baudžiamąsias bylas. Tuo labiau uždraudė įkalinimą. Tai, Lietuvos mastu celofanas gali pralaimėti šitą bylą apeliacinę tvarką, nors nemanyčiau. Jeigu skirtų areštą mėnesio, 2 mėnesių ir jam tektų eiti, nes aš taip suprantu, kad celofanas yra tas žmogus, kuris pasiruošęs eiti. Aš tai neeičiau, bet jis gal eis. Tai šitą bylą galima laimėti Jungtinėse tautose. Pirmas dalykas, baudžiamosios bylos dėl įžeidimo iš viso yra draudžiamos. Antras dalykas, tuo labiau yra draudžiama realiai uždaryti žmogų į kalėjimą. Tai čia aš manau, kad tarptautiniam lygmenį celofanas Raskevičių sutvarkys. Raginu visus priešintis tokiem neonaciams kaip Raskevičius, vadinti juos blogais žodžiais ir kartais imtis prieš jų dar rimtesnių smūgių. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.